Gerą dieną, krepšinio mėgėjai, sveikinusi su jumis iš Šilutės Vidūno taškais, taigi Vilniečiai skuba greitai į ataką, čia sudėtinga Vilniečiams, ne. To padaryti dar kartą Bubniui nepavyksta, čia greitai dar perima kamuolį. Labai taiklę ranką turi Adas Šimonis, nuo čia pataiko ne po kiek daugiau nei 2 taškus, jie yra surinkę po 4, būtas labai taikliai meta Adas Šimonis. Čia Kryžanausko metimas iš toli, gantas Kryžanausko. Jo perdavimas, vos nesuklysta Laurinas Balkūnas. Tiesiog perdavimas Hačio atakuoti iš tritaškio taip pat rezultatų neatneša. Jakubauskas. 2 prieš 1. Čia Kazlauskas. Kryžanauskas iš tos pačios vietos, kur savo taiklaus tolimo metimo Šimonis. Čia Julius skaičiuoti tik tai. Gantą Kryžanauską ir Igną Urboną, visi ir kiti žaidėjai, kurie veržėsi baudos aikštelę, štai kaip ir čia. O šilutiškiai atsako Vilniečių Danielius Kasparas ir toliau. Gražiai čia klaidinančiai sudėsi. Julius Jucikas. Nusimeta į Šimonį ir Šimonis. Nieko nenutiks, ko gero per tas porą minučių, bet tikrai reikės šviežių lyderių, kad lieka tik tai 5. 4, 3. Kokį bloką čia gauna iš Armino Vilko. Hačiaus atga, na gal dabar. Danielius Kasparas krauna kamuolį iš piršto pataikyti Šimoniui. Hačiusonas su kamuoliu. Jo metimas ir Hačiumi kilnuke Kasparas. Čia priima kamuolį, pozicija nepatogi, todėl dar Lukas Kazlauskas yra pelnęs jau 12 taškų. Čia Smitka, kokį bloką dabar. Jo individualus žaidimas su kamuoliu, metimas netaiklus, Kazlauskas įmuša, šilutiškiai turi 12 taškų persvarą, Vilniečiai dar meta paskutinį tolimą metimą, kuris yra netaiklus ir tai yra viskas. Šias rungtynės rezultatų 88-76 po atkaklios ir permainingos kovos pralaimėjo.